labas ralis arba labas slalomas pavasarinis Gustonyse. Kaip ir kiekvienais metais pavasarį važiuojam į slalomo varžybėlės, kurios vyksta prie Panevėžio, Gustonyse. Prasimankštinti, pavairuoti, pajudinti kaulus, nes jau vairą sportiškai rankose laikėme gan senai. Tai važiuojam į Lada sporto organizuojamą renginuką, kur sutiksim daug savo gerų draugų. Tame tarpe ir galbūt Tomas Barkalevičius turėtų būti, senas slalomistas ir visi kiti. Pagazuosim, palenktyniausim, pafilmuosim, parodysim, kas ten kai ir kaip ir ką gera. O galbūt, jeigu spėsim, šiandien dar yra ABEPA Sport komandos, ralio komandos pristatymas Bistrampolėje. Nu, pusė pirmos, tai galbūt šiek tiek pavėlavę nulėksim tenai ir pažiūrėsim, kągi ralistai pristato šiemet naujo, ką ABEPA Sport komanda mums pateiks, kokių naujovių ir ką mes pamatysim. Įlekiam ir žiūrim. Nu ką, prisirinko meistrų. Štai koks mūsų šiandienos bolidas, kaip ir visą laiką. O štai ir ateina jau Markelėjas, prisikabinti nori. Labą dieną. Labas, Gedriukai. Tai kokią šį kartą atpaskė, dėl ko vėl varžybos atvėluoti? Kurgi vėluoti, pasižiūrėk. Ai, Stepanavičius rašo, pala. Dar 19 minučių iki starto pradžios. Spėsi išmokti rasą? Tada va, į ten dar spėsi nueiti. Aitas, Gedrėlis. Savas stylį. Taigi, šiandien daug yra susirinkę mašiniečiai, daug lenktynininkų, daug varžovų. Mes slalomo trasoje kažkaip paskutinį metą neblizgame. O štai kokios kuši per mašką žinot. Čia galbūt Toyota, gal kai kas pasakytų BMW. Galimai. Einam registruotis, kai kas jau vaikšto, mokinasi trasos konfiguraciją. Va, organizatorius varžybų Dalis, Kuriana Lauželė. Reikia pasisveikinti. Labą dieną. Labas. Koks ten greitis? 20. Bet nėra ženklą, nieko parašyti. Čia galim, tik kur rodžiau, kur pristabdyti. Ai, supratau. Kur rodžiau, kur pristabdyti. Padangų šildymą zoną, ne? Šildyti negali. Negali. Atvažiuoti, jeigu vėluoji, gali. Jo. Labą dieną. Koks mano numeris? Vėluojančiam numeriui nėra. Nėra, nulinis. To įdėsim parašiuką. Ką sakam? Diriguoji, žiūrite. Taigi, gavom 24 numeriuką, gavom žemėlapį, einam va. Startas, judam. Sveiki gyvi. Labą. Judam. Čia reikia pataikyti pro vartus ar ne, kaip tu galvoji? Ir kažkokie tai, jo, yra. Vartai, žodžio vartai. Tradicinis briefingas. Visi klauso, kas kada važiuos, kokie nustatymai, nurodymai. Labą dieną. Tadai, ne prie tos mašinos. Nepasakinė. Aš zapadlo darau. Kiek lygę darai? 1,9. Užkais? Aiškia. Nenudrošit padangą, liks dar žurnalisto raliai. Ir naujus varžybus su senom padangom važiuoji. Girdi, tai čia tokia kaip generalinė repeticija prieš žurnalistų ralį, ne? Juos vieną iš repeticijų. Markelėvičio aplenksit? Nežinau, jeigu jūs suklis. Nėra buvę, kad mane aplenktumėt. Tai kiek čia šiandien važiuosit šitą mašiną dalyvio? Labas, Mindaugai. Sveikas. 3, Gedriau. 3? Mindaugai, ar galėtų man reduktorių perinkti? Tai drąsiai. Pasipraktikuosiu, pažiūrėsiu ir įvaržas geras. Ką veikia dabar? Darbuojasi. Darbas, bet nebe su sportiniais automobiliais. Ne su sportiniais, bet su automobiliais. Ai, su automobiliais, tai ne? Ai, tai vis tiek. Tikrinu, kad visas mašinas Lietuvos keliais važinėtų tvarkingas. Ai, tai tas kyšininkas? Ne, viskas dirbame iki kyšių, viskas ten lipdukai. Supratau. Tvarkingai viskas. Kokie mieste dabar būnė? Tam pačiam? Utenoj? Taip. Ai, supratau. Tai jeigu norit Utenoj
tvarkingai praeiti techninę apžiūros, lai kreiptis pas Mindaugą. Taip, gausi tada didelį baltą sąrašą, žinosit, ką susiremontuoti. Jo, ir saugiai važiuosi tada, ne? Tada toliau gau. Liuks, okei. Mindaugas seniau dirba Samsonas Motorsport ir rengdavo Mitsubishiams reduktorius, transferius ir galbūt greičio dėžės. O atsimet, Petronis pardavinėja Facebook'e Subaru daužtą. Norėjo atsikratyti, visi sakė, nusipirkai chlamą, dabar nori atsikratyti. Tai va, jis neatsikratė to chlamą ir šiandien startuos varžybose. Slalomo varžybose pirmas išvažiavimas, ne, Tadukai? Taip, Gedriu. Dar nespėjo netgi prisiregistruoti tranzitinį numerį. Visai nebloga ta mašina. Jūs visi tai Facebook'e išpykėt, sakėt, šūdas, visai ne šūdas. Facebook'e nieką nesuprantu. Va, žiūrėkit, Dusliarka, spec, Evo ratai, Evo, nu žodžiu, visi galai, visi reikalai. Netgi sėdynė biški patrinta. Pats to patrinta. 6 pavaros, raudonos. Nu, gyvenk ir žvenk. Kas nenorėtų tokią mašiną pralikti, ne? Tai va. Einam dar pažiūrėsim, kokių automobilių čia yra. Markelečius stovi prie starto jau. Ten Šaduikytė. Einam paklausim, ką Šaduikytė veikia šį savaitgalį. Greta, labas. Labas. Kodėl tu gavai pirmą numerį? Aš negavau, aš dar visus važiavimus važiuosiu per pirmą ratą, nes reikia Lasvos renginy būti. O koks Lasvos renginys šiandien? Aš ralistė, labai įdomus seminaras, pirmą kartą per 21 metus vyksta ta tema, tai būtina, šileikis. Ralis ir moteris čia panašiai, ne? Ne, taigi čia bus apie marketingą, reklamą, žala kalbės, va, šitas ponas, kuris už manęs irgi kalbės, skubės iš paskui. Ai, už tai jisai pat tave stovi, ne? Supratau, tai ką, gero starto ir paskui man papasakos, ką jums sakė. Pasižiūrėk, patarsi man. Okay, gerai, bet kažkas girdės, biški, šiek man jau girdžiu. Oi, Markelėčius irgi. Tomai, ką tu turi bendro su Aš ralistė? Aš padėsiu merginoms suprasti, kaip reikia komunikuoti per portalus, sakykim, kaip paruošti gerą pranešimą spaudai, ką rašyti, ko nerašyti, kad tas darbas nenueitų per niek. Ai, o aš galvoju, kad jau lytį pakeitį. Ne, dar ne tiek Europui. Taigi, Aš ralistė projektas, o štai Auresas vadas Labas, Gedriukai. Mariukas. Labas dar kartą. Kaip tu? Gerai, ar negaila duoti va tokią naują automobilį, laužti slalomo trasoje? Man ne, bet mano žmonos nuomonė, kad gaila. Nes Ir te daug moralo išklausiau, kad grįžtų tokio pat, kokia išvažiavo. Nes šitą mašiną kaip nuperkai žmonai, ne? Nu, kaip ir. Na. Jo, tai va, žmona mačiau su barzdyte, tokia lengva sėdė už vairo. Ja, šiandien 3 žmonos važiuoja šitą mašiną. Nu tai čia iš tos mašinos daug gali gero nelikti iki namų. Nu, aš tikiuosi, kad kažkas tai liks vis tiek. Bet žiūrim, patinka geltona spalva. Čia atvažiausi dar vieną geltoną mašiną. Čia geltoną mašiną. Kas čia per šitą? Ruošiuosi Velykom. Ai, Velykom ruošiuosi. Vargučius ruošiuosi. Marginu. Kaip nuotaikos prieš slalomą senai nevažiavęs, ne? Manau, kad metai. Ai, ne, nuo tavo renginio nevažiavau. Ai, renginį mes dar buvom pasivažinėję. Su BMW, ja. Tai kaip tau galų varomi automobiliai, kaip pačiam daug tekė pasivažinėti? Ne, Gedriu, neteko. Nes nėra ta stiprioji pusė. Kaip ir mechaninė dėžė, taip ir galų varomų man beria, nuo to išberia. Ne, mechaninė dėžė yra labai gerai, ten yra tokie sinchronizatoriai, kurios visą laiką nukali ir paskui reikia jos remontuoti. Visi stėčias turi darbą, visi laimingi. Visi laimingi, okei. O, bandysim. Jo. Labai graži spalvytė, man patinka. O. Tai ką, startas duotas. Pirmi dalyviai išvažiavo į trasą. Mes einame pasišildysime prie laužiuko. Ką čia turim? Oi. Bus šiltos arbatos. Gerai, ne, dar greičiau gal? Pradėjome. Kažkur. Tomas piktai, štai kiek žiūrovų visi žiūri, kaip įveikti trasą.
Na, saktukas. Padangom kaip peilis apskristi. Štai ir Toyota per vačelį. Op. Jo, padangas šaltas. Kažkas įšilys, kažkam bus geriau. Šiltam padangom paskui startuoti. Šipsokitės, jūs fotografuoja. Keliai atsigrūda krumplių. Hop! Bazė. Na, atskaitos taškas minutė 17, nes Markelėčius yra gan patyręs slalomo dalyvis. Atsitinkas. Vilkas 100%. Na, Toyota ir... Op. Kam čia tie variniai? Gamykliniai? Tais automatai makabus, ar nevertiniai? Automatai. Dešimt sekundžių lėčiau ir kartemtis. Taigi prasidėjo AVD klasė, mūsų numerį eina 23, mūsų 24 spėluojam visą laiką. Bėgam! Šitas? Ne tas. Žodžiu, pasiklydau trasai, vieną koliuką susimėčiau, ar reikėjo 2 daryti, ar vieną ir neaplink tą apsisukau. Tarsi apsisukau aplink tą, bet reikėjo grįžti atblom, tai susiknysam laiką. Po pertraukas nenorėjau. Tiek pilnas reikaluojasi, kad numerį net užmiršau stikliuoti. Žodžiu, išsitaškė šiandien kažkoks tai. Biški limpa, biški nelimpa. Čia gal geriau lips, o taip. Nes ant čia ir čia nelimpa. Na ką, pirmas važiavimas sugadintas, jau kitų reikia nebegadinti. Daug visokių čia modelių, norėjau vieną modelį jums parodyti, labai toks įdomus buvo. Ką ten vėl ten tie Renault, ne Renault daro. Va. Kokia mašina. Fiat. Bet kas keisčiausia, kad vairas šitoj pusėj. Žmogus daug metų dirba Anglijai, grįžo į Lietuvą, bet įpračio pamiršti negali. Geri gairai irgi šiandien dalyvauja trasoje. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Kelią pametėt? Pamečiu biškį, da. Jo, be šturmano blogai. Markelėčiai, kaip tu be šturmano nepasiklysti toj trasoj?
Matai, aš visą gyvenimą didžiąją dalį pravažiavęs lenktynių be šturmano, tai nu, man paprašiau negu tau. Tu žiūriu, kad biškį Aš važiuoju, pas galvoju, kur dalis pradėjau, daliu, kris. Puolės skambit stryžanai. Jo, sakant, iki ten, toliau. Bet paskui atsigaudai kur ne? Atsigaudžiu, bet... Įvykdai trasą. Galvau, žinai, ten jau, kad tas koliukas, pasirodo dar sekantis, ir toks, žinai, susitam. Bus tau mėgoti iki 9 valandų. Įvykdžiu. Ne, tai kad tik mėgočiau, tai nieko, bet tai dar reikia pakalbėti su visais. Ne, nu, tai kaip nu, praeis nepabendravęs. Žalis vidėgi, aš dar šalmas tengiausi. Davai, varyk, viskau. Davai, tau irgi, iki. Taigi, reikia susikaupti, o štai dar Jairis 1GR. O čia jau RS Fordai. Fordai ruošiasi raudonusios liemenės. O, pagazuokit, man atrodo, pasikalė blokiruoti. Subaru. Pažiūrėsim, ar Subaru nepasiklės. Nu. Viskas gerai buvo. Kas čia dabar buvo? Čia taip turi būti, ar ne, kai tu galvoji? Sava trasa, savoj trasa. Savai geriausiai. Supratau. Nu šaunuolis, Audris. Nu ką darysi? Aš manau, biškis įsinervavo, kaip tu galvoji. Būna, tai ir mum kartais atsitinka. Na, Subaru tenai, deda skersą. Fordas tenai. Trasos neįvykdymas ir bazės neįvykdymas. Fordas važiuoja tenai. Šaudai, puch. O pas jį Subaru irgi taip šaudo, puch daro? Ne? Bun puch. Ar bun puch ir vieną kartą ir viskas? Ne, taip negali. Taip nebūna? Nebūna. Supratau. O aš padariau klaidą, va čia va, ten čiučiut anksčiau stovau ir neapsakau ant to. O, per biškį žemę. Oi, biškį nervo. Smulki klaidėlė. Opa, koliukas. 5 sekundės. Prie lango rečiau. A taip, viskas čia vyksta. Štai vėl ruošiasi važiuoti RVD klasę. Prieki Supra, BMW ir turim Fiatą, per brūkšnelį Mazda MX, per brūkšnelį UK model. Labas, Benai. Sveikas. Kaip sekas važiuoti? Pirmas važiavimas nieko. Be klaidų pirmą įvykiai. Koks laikas? 18. Kodėl pas tave vairas kitoj pusėje? Nežinau. Tokią turėjau, tokią važiuoju. Iš gamyklos taip ėjo. Iš Japonijos. Jo. Japonijoj gaminta, tai to yra. Biškai papasako šitą automobiliuką, koks čia variklis. 1.3 turbo, Aha. o šiaip Mazda MX-5. MX-5 kiek MB. galios? O 180 arklių. Standarte. Ne. Jau čia biškai padaryta. pariebinai biškai, jau biškai didė. Jo. Supratau, tai sėksime rezultatus, paskui pakalbėsiu dar. Gerai. Ok, iki. Carbon Fiber. 124 Spideris. Va taip, jeigu nori tiksliai žinoti, kaip tas automobilis vadinasi. Iš kur štai sužinojau, o sužinojau iš tai, kad čia varas. Minutė 16. Mūsų kaip ir targetas. Nes čia BMW tiek važiuoja. Audriau, papasakok, kaip tau sekėsi įveikti trasą su Subaru? Tu mane bent jau pafilmavai, aš specialiai dėl tavęs čia sakiau, ratus dūmus leidau, blemba. Galvoju, aš vienas toksai apkiautis, bet žiūrėjau, ne. Apkiautės? O, yes. Nes irgi užsako, net pradėjau atbulom varyti, O, gal ne taip žiauriai kaip tu, bet... Nu, nenuliek, mūsų skyrės biški. Amžius. Amžius, ne. Ai, tavo metų, sakai, dar blogiau pas mani bus. Jo, ką tu galvoji, tu čia iki 40 metų viską, ką pasakyti turi. Bet paskui dūmai iš padangų toks... Tai va. Plaukiant važiavimas pasidarė. Ne tas dėdukiškas. Bet tai va dėl ko atvažiuojam, dėl to atvažiuojam, kad džiaugsmą būtų kažkam. Rudis biškį nukapoji, tada išlindo tą jaunystę. Baigtų blemba. Toyota drąsiai. Ruošimės ir mes.
Ajors 28, čia 22, čia 23, mūsų numeris Arūnas, mūsų numeris 24. Oi, koks spoileris Subaru. Ar mašiną susirasti? Jo. Kai tiek mažint, toliausiai pastatyti už vartą. Pasakykite, kai saulė suksi, kad įsijungčiau kamerą. O. Žinot, kas čia buvo? Čia būna, kai per vėją vartai atsidaro ir pastoviai visą naktį kala į bamperį. Įvykė, buvau, minutė 17 girdėjau. Nėra blogai. Tatalelė. Taigi geresniam rezultatui trūksta galbūt tik tai geresnių padangų ir galim būti geriau važiuoti, bet šiaip gan neblogai sakyčiau. Nu kaip, normaliai? Dabar gerai. Nu super, nors tiek, fanai patenkinti. Kaip atrodo padangėlės? Padangėlės. Ne kažką, eina gabalais padangėlės. Nežinau, ar šiandieną užteks jų. Ne kažką, visai ne kažką. Jo, o, greičio mandarino. Iki šiandien. Tuoj, pažiūrim dar biškį padangas. Nu jo, lūpasi gabalais, ne kažką. Greičio mandarinų, prašom. Alekną parvežė iš Ispanijos, garantuotai. Greičio, o kiek dadeda greičio? Kiek antrą Tau kartą kažkoks įvažiavot? minusas papuolė jam dar vieną. Kiek antrą įvažiavot, ponas? Ne, 18 gal? Aš 17. Ai, tai 16 važiuoji, Jau koks? kelią Girdi? Aš 16 važiuoju, koks pas tave 18 gali būti? Tu pirkai padangas? Aha. O aš radau. Tu tam žinai viską, Ko čia valgai? Paladuosi, bet tau. Imk jau. Mandarinai jėga. Man nuo jų neskauda galva. Naują mašinytę įsigijate? Kaip ir, Kaip sekasi važiuoti? čia pamatysi. Pamatysite? Esas. Mini Cooper S. Jeigu norit nusipirkti bet kokį automobilį ir važiuokit čia. Paslalomauti, padalyvauti, visai smagu. Pažiūrėkit, kolektyvas. Mariukai, kas čia yra dabar? Namų gamybos burgeris. O, Ryte, dar šiltas, pažiūrėk, šiltas. Žinė, kad visą laiką alkanas žmonės Kaip dar yra? veža mane ir maitina. Nu, ką čia dar skanuti? Keptos duonos, pomidoriukų. Pomodorukų. O, čia kas per daiktas? Čia vakarieniai? Mineralinis. Mineralinis. Stabdžius skystis. Supratau. Labai skanačių, Mariukai. Turi rankiną. Ačiū. Sveikatą. Kol trasoje vyksta varžybas, bet mes pasivaišinsime arbatėlę.
dar sausainių gavom. Ne čiplio. Nu, Aivarai. Būk. Būsim. Būk. Arbata. Prasidėjo antras ratas, antri važiavimai. Jaunimo klasė startuoja. O dabar važiuoja. Opa. Jau ir galu varoma. Panevėžio Toyotos Centro Auresa automobilis. Važiuoja Mindaugas iš Utenos. Samsonas Racing X. Auresos direktorius įdėmiai žiūri, kaip čia važiuoja viską. Klaida. Labai įdomi atrodo, kai vairuotojas sėdi labai už galinės, atrodo, už centro link galinės. Šiaip slalomo trasoje geriausiai atrodo Miatas. Ši klaida norėjo. Ai, atgal, ką tu darai? Grėsia nevykdymas. Nu, daro klaidas, nu. Ir susimajačina. O jis tikėjęs. Na, sako, apsuksiu dar ratas, gal užskaitės. Ne, užskaitė. Emocijos. Oi, kaip gražiai. Donatas kaip mokėdamas, ne? Varo, ką? Gražiai apsuko? Tobulėja. Aplink koliuką. Jo. Kažkur esu girdėjęs tą garsą. Ar galim sakyti, kad jis nemoka apsukti aplink bačką? Galim. Tadai, nebuvo sektos. Ar tinkama šitą mašiną slalomui? Manau, kad labai. Ko trūksta, kad laimėtų pirmą vietą? Kad bardačiukas būtų prieš. Kitai pusėje. Minutė 17, visai neblogas laikas pastada. Pasižiūrėsim, kaip važiuoja Miata. Kiek metų prieš tai važiavo? Čia ne Miata, čia Fiatas. Tas pats. Fiatas. Mazda MX-5. Oi, kaip gražiai. Ai, nepabaigė biškį, taip inercijas neišnaudoja. Kas čia? Gadas. Ir garsas. O galėjo būti taip, kad išpavietė vairą. Vairas kitoj pusėje. Dėl dar pavietė. O žiūrį, sako, netoj pusė sėdė. Jo. Fiat 124 Spider. 16. Ne, bus 16. 17. Nebuvo. Iki prarado tenai, matys, susimakačelino tenai ir prarado laiką. Nieko. Jaunas pėstysis. Jaunas tavo metų pėstysis. Oi, dūmų slanda. Tos kaip piešia gražiai, ką? Taip dirba Westlake padangos. Metas čia ima viršų valdo. Štai AVD klasė ruošiasi. Varom ruošiasi ir mes. Tik nufilmuoti tokiam padangom. Michelin. Su Michelinais.
Laikas neblogas, bet paskutinį koliuką užkabinau vidim kersdamas, tai minus 5 sekundės. Brembo. Audriau, ar jaudinatės prieš startą? Vėlė kaip jūriai. Varžai, kas įgingiausia dabar. Vat žiūri sėdė. Vai, pasisveikinsiu. Pasisveikink. Su Paulium. Audris žemino svorio centrą sėdydė atlenkė, kad būtų čia vėlų. Šis sėdi. Sėdi prijomai. Old schoolas. Audi. Kartais netgi Audi gaunam. Ėskė. Ėskė trasoje. Opa! Koliukas ir trasas neįvykdymas. Va taip va. Jo. Nes apvažiavo tą koliuką iš kitos pusės vieną. Atkėčias, kur tas notkas, Giedris notkas. Prieš tai minutė 5, dabar minutė 16, bet 5 ir gaunas 2-1. Nieko gero prieš, kažkas 14 varą. Va, taip. Aha. Bet žinai, kad žmogus negali. Ir 15 varą, va taip. A ir sako, automat šūdus, nepavažiuoji. Va taip. Minutė 15 jėris pilkas. O Aivaras tik 18 įvažiavo, tai? Nu, o pas tą žmogus negali padaryti gamyklę, nes... A ne? Taip. Va taip. Audris papizdavo dabar mina gazą. Taigi, ne kažką mums su AVD klase. Ai, čia sport klasė. Ai, sport klasė. 19, 17, 16 įsivažiuoja. Gerai varo tėvų. O, pasižiūrėk, kaip gražu. O biški klaida. Kiek manai, kiek tėtė įvažiuos? 17? Šiaip neblogai visai atlėkė šį įvažiavą, ne? Oi. Oi, kaip gerai. 18. O atrodė kaip ant 17 varodė. Ant žiūrovų tai labai gražiai važiavai. Ten vieną klaidą praslydo tenai kažkur tai biški kampą negerą pasidaręs. Ir ten, manau, tokį sekundėlį ir palygo tavo. Bet aplink koliuką labai gražiai apsukat. O kas blogai? Nu pasakyk, kas blogai? Viskas gerai, puikiai. Kaip seniorai, viskas gerai. Super. Kiek uždirbu dabar tam metelį? Ai, kiek man metelį? O, čia visi nori žinoti. Šiam 3. Šiam 3, oi, tai jaunas bachūras dar. Supratau, dar kietą gali padaryti. Liuosi. Maladės, va. Automobilis sportas laiką žmonėms duoda pridėti sveikatos ir jėgų. Gerai. Mamukam džiaugsmą atnešamas. Visiems džiaugsmą. Super. Ruošiasi Tadas Petronis. Čia pasilaksėm. Kaip dronas vargiai. Jo. Ar trasą išmokite, mariukai? Dabar moku. Ai, dabar moks gerai. Nu, išėkit, lauksim rezultatų. Supra. Kas keiščiausia, kad toj Suprui, aš galvoju, kad yra tik 3 litrai variklis, pasirodo, šitoj Suprui yra
2 litrų variklis. Labai gerai, tu gerai vietą čia papuolė. A ne? Oi, kaip tu gražiai fotkinė. Ar čia aparatas? Svarbu, kad... Čia tai yra aparatas, kaip gražiai fotkinė. Svarbu pirms planas, kad nelins. Jo. Geriau fokusuoji tada. Jo, ir spalvų derinė. Jo. Netyčia išėję, bet pasigirti reikia. Na. Man ir kartais netyčia gaunas. Ką tik dar kartelį gavau pravažiuoti. Neįjungiau kameros, pamiršau, bet ir vėl finiše nukaliau tokio liukas. Taip gerai važiavau. Ir pabaigoje per daug biškį paslydau. Slystelėjo padangėlės ir neišsilaikiau. Traktoriai vėl 10 sekundžių baudos. Nu ką, forma taip greit negrįžta, kaip norėtųsi, ne? Nieko bandysim toliau. Girdėjau, mačiau per lauk šitą mašiną važiavo. Kas ten buvo? Nežinau, nesvairavau. Tėvus ten varė? Susinervavo, kai? Nežinau, sakė, per daug biškelį. Jo, ražienam čia kaip varė per lauką, nespėjau nufilmuoti. Per daug buvo. Jo. Duodu visų. Nervai nelaika seniukai, ne? Eisim paklaus, kas ten jam buvo. Okei, netrukdau. Taigi, aplankėm Ford Motorsport ir paklausim, kas ten buvo per niuans Audi trasoje. O mes pažiūrim, kokias laikas įrodė. Notkas. Neberant Petrovans ir Notkas, aiva. 16 ir 2 fiškės? O dieve! O Jėzu! Realistai! Taigi, bet fiškės buvo tai už trasos, aš tai trasoj tai nenoriu. Ar jos už trasos atsirado po to, kai tu pravažiavai? Negali žinoti. Opa! Minutė 16? Kad su liepsnom? A ne? Iš kur liepsnas įrūko? A ne? Supratau. Audrius, pagreitė. Va, atvarėm pas teisėjas paklaust, ar ir čia vaizdu? Būna. Būna? Būna. A būna tokių vaizdų, kaip mačiau? Anoj pusė ten buvo. O, ten buvo didesnių vaizdų. Kas tada atsitiko, pasiarklį pasibaidė? Ne, lapė nešė. A, lapė nešė? Jo. Tai dabar dalis tai už ražienas išrašęs jau... Ne, labai gražiai ant ražieno jau nebespaudžiau gazą, jo, kad tik tais priguldyt, bet neišarti. Supratau, tai sakai, derliaus nesuniokoji. Jau mačiau ir taip rezultatą nebebus. Tai kur čia klaida buvo tavo, kodėl ten ištampė taip? Kas? Tai per didelis greitis ir per vėlas stabdymas. Ir pabėgo galas? Jo. Tradiciškai čia. Aš mačiau, jo, čia trasą patvarkėt, vad yra juodų plėmų, Taip. buvo talka, ne? Jo, Daliukas čia investavo. Jo, šaunuolis dalis. Būčiau atvažiavę, bet tą savaitgalį buvau sėmęs, negalėjau niekaip. Bet turiu papeikimą, va ten apsisakymė, palikat vieną duobę, kur pastovi man radas įkrenta. Žinai, kurioje vietoj? Nu. Ten fiškė paskutinė ir antrą fiškę, ne? Kai išvažiuoti reikia išoriai dar tokia dabytė, lyg ar jis įkrenta toks į bortą. Tai... Na čia žinai visko, nes... Jo, bet šiaip viskas daugiau gerai. Tai... Ką, vėl duotas startas, važiuoja nevoliukas. Užmeta tau biškį ar ne jisai? Dabar jo, vieną važiavimą užmetė, sekundę. O, koks dabar laikas? Mano minutė 16, minutė 15. O, šaunuolis, ne? Augo jaunimas, ne? Gerai, tegal. Tegal tik tai varo, ne? Jo. Okei, netrukdau, pasimatysim. Davai. Visur dalyvauja šeimina, tai vat ir sūnus išvažiuoja, padalyvauja, tai šaunuoliai. Kad tik daugiau tokių būtų entuziastų pavežėjai.
klaida. Bet vis tik minutė 16. Jaunimo klasė dabar dalyvauja, startuoja. Lauryno laikas yra minutė 18 plus 1 minutė. Šiuo metu startuoja FD klasė. Neužilgo eisim ir mes startuoti. Kadangi turim išlėkti į abiepos komandos pristatymą, tai paprašėm, kad truputį anksčiau mus leistų sudalyvauti. Prašos neįvykdymas. Va taip, va. Būna ir taip. Bus klausimų dabar. Kur čia suklydau? Nusivylimas veidė matosi, bet ką darysi? Važiuoja kalnas. Štai ruošiasi civikiukai, moterytės ir sakė, po moteryčio atvarykit jūs. Nu ką, duplis numeris 4. Labą dieną. Na, minutė 17, bet šįkart bent jau be baudų. Iš karto bandom važiuoti dar antrą kartą, kelios mašinos priekyje, nes laikas spaudžia. Šiandien laikai vėlgi su klaidomis, su baudomis, ne patys geriausi, bet prisiminti, kurią pusę vairas sukasi, yra labai gerai, ne? Ką pasirašėm? Taigi, štai dalyviai dar reikiuojas dalyvauja, mes jau bėgsim iš šventės, einam pasižiūrėsim dar koks buvo paskutinis laikas ir šaunam. A kiek Nutkas važiavo paskutinį važiavimą? Numerį sakė. Ai, atnešiau, aha. Nežinot? Ten nerodo. Minutė 16? 2 minutės
Ai, 2.16. Oi, dieve. Ačiū, buvo malonu ir iki 2 kartą. Sakė gražiai Giedrių numerį. Kliūtų. Jo. Nori gražinti numerį. Ačiū. Tai ko, ką kaip aš važiuoju? Viskas, ate. O tai ko dabar nepavėlai, kad Čiūs. važinėji? Taip reikia. Ačiū dalį. Nu, iki sekančio. Prastai susimokėjai. Tai ką, mes jau išsiaiškinom. Laikas minutė 16. Ir kas su golfais važiuoja minutė 12. Na, bet senom padangom viskas gerai. Ką, visą iki? Kaip tos padangas. Ant galiaka tai visai nieko gerai. Yra kaip yra. Judam.